Programa eTwinning pristato narių registraciją TwinSpace. Atidarome TwinSpace puslapį. Pasirenkame savo projektą. Atsivėrus langui viršutinėje eilutėje matome užrašą nariai. Atverkime. Pasirodo šio projekto narių sąrašas. Jei projekte turime daug narių, galime atlikti jų paiešką įrašę to nario vardą ir pavardę. O spustelėję ant vardo apsilankysime profilio puslapyje, kuriame galime įrašyti žinutę. Paskelbkime. Norėdami panaikinti, spauskime ant užrašo panaikinti ir vėl grįžkime į narių puslapį. Jei norime pamatyti pakviestų mokinių sąrašą, spauskime ant užrašo eksportuoti pakviestų mokinių sąrašą ir atsisiųskime. Matome mokinių dalyvaujančių šiame projekte sąrašą. Grįžkime į puslapį, kuriame matome ne tik nario vardą ir pavardę, bet ir vaidmenį, iš kokios šalies, iš kokio miesto, mokyklos, kada paskutinį kartą jis buvo prisijungęs. Vaidmenų yra du – narys ir administratorius. Administratorius gali pakeisti nario vaidmenį, kviesti naujus narius, atkurti mokinių slaptažodžius, importuoti, eksportuoti mokinių narių sąrašus. Noriu atkreipti dėmesį, kad mokytojas narys tokių veiksmų atlikti negali. Dešinėje matome užrašą kviesti narius. Pakvieskime. Spauskime ant užrašo mokytojai. Šis įrankis parodo, iš kokios šalies šioje programoje gali narys dalyvauti. Pavyzdžiui, Airija. Matome, kad jis gali dalyvauti eTwinning programoje ir mes jį pasikviečiame per eTwinning Live puslapį, pridėdami juos prie projekto darbastalėje. Jei narys yra, pavyzdžiui, iš Australijos, mes turime įrašyti jo elektroninio pašto adresą, patikrinti. Jis toks narys jau yra. Užrašome dar vieną, vėl patikrinkime. Atsiveria langas, kuriame yra šio nario elektroninis paštas, nėra vardo, pavardės, miesto, mokyklos ir galime priskirti vaidmenį bei patvirtinkime. Matome, kad toks mokytojas jau sėkmingai yra pakviestas į TwinSpace. Grįžkime ir spustelėkime ant užrašo mokiniai. Atsiveria informacinis langas, kuriame matome du užrašus. Pirmas – mokiniai su esamomis paskyromis. Mokiniai su esamomis paskyromis – tai mokiniai anksčiau dalyvavę programos projektuose. Jų duomenys yra suvesti sistemoje. Pasižiūrėkime. Atsiveria informacinis langas, kuriame matome šios narės duomenis. Galime pakeisti Agnės vaidmenį, pavyzdžiui, padarant ją administratorę, bei patvirtinkime. Matome, kad mokiniai pakviesti. Dabar matome dešinėje naują užrašą mokiniai. O nauji mokiniai yra jau registruojami. Užrašomas vardas ir pavardė. Jei norime pridėti ir registruoti daugiau mokinių, spauskime piktogramą plius, vėl užrašydami vardą ir pavardę. Patikrinkime. Atsidaro informacinis langas, kuriame matome jau įvestus duomenis, tačiau belieka įrašyti slaptažodį, kuris turi būti netrumpesnis nei 6 simboliai, priskirti vaidmenį ir patvirtinti. Taigi, šie mokiniai yra pakviesti. Grįžtame į anksčiau buvusi puslapį ir spustelėkime ant užrašo lankytojai. O lankytojai
yra tėvai, mokiniai, mokytojai, administracijos darbuotojai ar kiti švietimo įstaigos darbuotojai. Ir čia vėl atsiveria naujas informacinis langas, kuriame yra du užrašai – lankytojai su esamomis paskyromis ir nauji lankytojai. Lankytojai su esamomis paskyromis tai anksčiau dalyvavę projektuose asmenys. Jų duomenys yra suvesti sistemoje, o nauji lankytojai yra registruojami, vėlgi rašant vardą, pavardę, slaptažodį, vaidmenį bei patikrinti ir patvirtinti. Jeigu norime papildyti lankytojų sąrašą, spauskime ant piktogramos plius. Vėlgi rašydami vardą, pavardę, patikrinti ir patvirtinti. Taigi gero darbo!